Taigi, visi susirinkę po kavos pertraukėlės. Pradėsime antrąją mūsų renginio dalį, diskusiją. Ir šių metų forumo dramaturgija buvo apversta aukštyn kojomis. Pernai baigėme labai emocingų Aurimo Navio pranešimu, kuris iššaukė tam tikrą emociją iš salės, o šiais metais pradėjome nuo profesoriaus Povilo Aleksandrevičiaus gąsdinimų. Viskas puiku, viskas labai gerai. Yra blogai, kai yra drungnas vanduo. Taip, ir be abejo, dėkoju už labai įdomius pranešimus ir galbūt pirmiausia, norėčiau pradėti nuo jūsų, gerbiamas Povilo Aleksandrevičiau. Tikrai jūsų tema labai įdomi ir galbūt esam daugelis girdėję apie tamsiąją apšvietą, Piterį Tylį, bet taip galbūt punktyrais tokiais. Ir aš norėčiau pirmą klausimą tokį labai trumpai. Ar jūs galite, juk apie Piterio Tylio keletą biografijos faktų. Vaikystė, kuris savo, ką jis mokėsi, kur mokėsi ir ką baigė, iš kur toks žmogus atsirado su savo tokiamis distopinėmis idėjomis. Tai jūs norit nuo pat vaikystės? Aš trumpai, žinot, tiesiog akcentais, kaip jo, Piteris Tylis apskritai tai yra vienas sėkmingiausių verslininkų šiame pasaulyje. Jis yra PayPal įkūrėjas, turbūt esate girdėję, kas tai yra, vienas sėkmingiausių įmonių. PayPal, kai buvo įkurtas PayPal, tai jos aplinkoje jauni PayPal taryboje priklausė daug jaunų labai verslininkų, kurie paskui įkūrė savo pasaulinius labai garsius verslus, vadinamoji PayPal mafija, čia ir Uberis, ir YouTube'as, ir ten daugybė kitų. Piteris Tylis yra tas, kuris jis yra pradinis Facebooko investuotojas. Tai yra, mes be Piterio Tylio neturėtumėm Facebooko, turbūt turėtumėm kažkokį analogą, bet sakykime tai, ką mes turim Facebooką. Čia ne Zuckerbergas buvo jaunuolis, kuris pasiūlė pačią idėją ir Piteris Tylis pasakė, šitas yra dalykas, kuris pakeis pasaulį, kuris keis santykius tarp žmonių. Grubiai tariant, tai yra dalykas, socialinis tinklas, kuriuo bus galima pasinaudoti tam, kad mes su žmonėmis darytumėm tai, ką mes norim padaryti. Čia yra Facebookas, paskui ir Instagramas, YouTube'as, tai yra taip pat priklauso Facebookui. Čia yra labai įdomios filosofijos, Facebooko filosofija, kas ten darosi. Čia Piteris Tylis tai grindžia tokio René Girardo, didelio mąstytojo, vadinamo mimetiniu troškimu, bet čia galbūt į filosofiją dabar nesigilinsime. Piteris Tylis yra Palantir Technologies įkūrėjas. Palantir Technologies tai yra informacijos rinkimo įmonė, turbūt pati galingiausia pasaulyje, kurią naudoja visos vakarų kariuomenės ir Lietuvos kariuomenė taip pat. Ir čia beje reikia kai ką pasakyti ir teigiamo apie Piterį Tylį, o mes čia kalbėjom apie Rusiją ir Ukrainą. Taip, tai jeigu matėme, kokia yra Kurčio Jarmino nuostata, kalbant apie Rusijos ir Ukrainos santykius, vis dėlto Elono Musko nuostata buvo labai tokia keista apie šį karą. Elonas Muskas yra visiškas Piterio Tylio draugas nuo PayPal laikų, tai yra irgi vienas iš PayPal mafijos narių. Ir Piteris Tylis visada rėmė Ukrainą. Ir šia prasme čia jau jo garbei mes turėtumėm pasakyti, kad Piteris Tylis niekada nebuvo užsidegęs prorusiškomis idėjomis ir Ukrainos kariuomenė labai stipriai pasitarnavo Palantir Technologies. Bet aišku, Piteris Tylis, jis remia Ukrainą todėl, kad didžioji Piterio Tylio obsesija yra Kinija. Tai yra, Piteris Tylis mums siūlo distopiją, bet jisai veikiančią per dirbtinį intelektą, bet kitą distopiją irgi veikiančią per dirbtinį intelektą mums siūlo Kinija. Ir čia Piteris Tylis mato didįjį konkurentą, tai yra Kinija, ir jisai negali leisti, kad Kinija laimėtų šitame dideliame mūšyje už pasaulį.
Ir dėl to Peteris Tylis remia Ukrainą, nes labai nenori šitos sąjungos tarp Kinijos ir Rusijos. O jūs kalbate apie vaikystę, tai čia Peteris Tylis, jis gimė 1967 metais Vokietijoje, tai yra vokiečių kilmės, tai yra vokietis. Būdamas 1 metų, jis išvyko su tėvai verslininkai, išvyko kur? Išvyko į Pietų Afrikos Respubliką, kur yra kas? Yra apartheidas. Ir netgi ne Pietų Afrikos Respublika, bet Namibija, tai yra tuo metu Pietų Afrikos okupuota teritorija, kurioje, kaip aš supratau, apartheidas buvo kvadratu, dar ryškesnis, dar maža to. Peteris Tylis, būdamas mažas, lankė mokyklą, iki 10 metų amžiaus lankė mokyklą tokiam Svankumt miestelyje, kuriame bazavosi buvę esesininkai, naciai ir kur buvo atvirai garbinamas Hitleris. Tai dabar, žodžiu, Peteris Tylis, kitaip sakant, jisai gauna savo mažo vaiko pradinį išsilavinimą apartheido aplinkoje, labai griežtoj, plus nacistinėje aplinkoje, tikrai to žodžio prasme, ten, kur yra garbinamas Hitleris, toje mokykloje yra baisi disciplina, ten yra fizinės bausmės ir taip toliau. Greičiausiai tai, jis pats akcentuoja, kad šitas jo formacija, jo tolimesniam gyvenimui yra labai, labai tokia stipri. Greičiausiai čia jame bus toks sužadintas, kaip aš kartais sakau, antžmogio archetipas, kad aš turiu būti aukštesnis už kitus, viską kontroliuoti. Peteris Tylis yra kontroliuotojas, organizatorius, lyderis visuose frontuose ir tas paskui per visą jo gyvenimą reiškiasi taip labai ryškiai. Tai šaknys turbūt yra psichologinės šaknys, yra dar vaikystėje, kadangi uždavė klausimą apie vaikystę. Tai... Ačiū. Namibija taipogi iki Pirmojo pasaulinio karo buvo Vokietijos imperijos kolonija. Tai turbūt dėl Pietų Afrikos, jūs žinot, kad Elonas Maskas taip pat yra iš ten ir taigi iš apartheido aplinkos ir čia, manau, yra tam tikri biografiniai duomenys, kuriuos būtų įdomu psichologiškai interpretuoti. Taip, ir šiandien viešnia, nuostabi viešnia Ieva Kureivaitė kalbėjo apie Iraną ir apskritai apie artimuosius rytus, apie Izraelį, apie Palestiną, galbūt paaštrėjus konfliktui daugiau yra informacijos, bet apskritai, kas tos šalys yra, kokia, žinom, kad sena kultūra Iranas, bet kokie jų kultūriniai ypatumai ir mes žinome iš tikrųjų mažai. Ir aš dabar norėčiau jūsų paklausti, juk Iranas, kaip ir pati minėjote, 53 metai, amerikiečių įsikišimas, 79 metais revoliucija, kuri nuvertė šachą. Ir Irano visuomenė, jūs galbūt galėtumėte supažindinti, šiek tiek papasakoti, kokia tai yra Irano visuomenė. Vladimiras Laučius, žurnalistas, vienoje tinklalaidėje yra tokia, galbūt, nežinau, kiek eretinė frazė pasakęs, bet kad Irano visuomenė yra arčiau Europos negu rusų visuomenė savo mentalitetu. Tai apie Irano visuomenę, apie iraniečius. Taip, aš pagal savo pirminį išsilavinimą esu Irano etnologė ir ten nuvykau daryti tyrimus susijusius su gedėjimo kultūra, tai man teko susidurti nemažai tyrimų metu su tom visuomenės nuotaikom, archetipais, mąstymo pobūdžiu. Taip, jie yra indoeuropiečiai, jie yra persai. Ir jų kalba, taip kaip ir lietuvių kalba, yra vienos seniausių indoeuropiečių kalbos, archainės formas išlaikiusios. Ir net nebuvo labai sunku, pavyzdžiui, man pačiai išmokti persų kalbą, nes jinai savo struktūra panaši, o kai kalba panaši savo struktūra, reiškia ir mąstymas kažkuo panašus savo struktūra. Plus jie iš tikrųjų labai stipriai yra įsitraukę į savo istorijos kontempliavimą. Jiems labai svarbi kultūra ir ne tik jų pačių, bet bendrai pasaulinė, nes tai yra ir imperinio turbūt mąstymo kažkokie momentai, kad jiems, aš pati atvykusi į Iraną, dar labai jauna, aš ten susipažinau su Kislovskiu, Tarkovskiu ir visais kitais režisieriais. Aš buvau juos girdėjęs Lietuvoje, bet aš labai jaunai išvykau į Iraną
Ir ten kino kultūra, literatūra bendrai, netgi manęs klausdavo, ar mes galėtume kažką išversti pas save į persų kalbą iš lietuvių literatūros, mes buvom pradėję tam tikras tokias iniciatyvas, nes jiems rūpi ir žmonės netgi ten turguje, ar tai būtų prekeiviai. Pavyzdžiui, man buvo viena iš įspūdingiausių patirčių, kai jie žinojo Landsbergį ir vienas senukas, prekybininkas, jisai pradėjo rodyti, kad groja. Aš pati nesupratau, kaip jis gali tai suprasti. Tai yra labai apsiskaičiusi bendrai visuomenė ir netgi gyvenant tokiam izoliaciniam sąlygom nuo 79 metų. Vis tiek net tas pats režimas, mes jį taip galbūt šiek tiek įsivaizduojam kaip vieną mintį, tokį kaip bloką, ar ne, bet ten yra platus spektras nuomonių, netgi politinių nuomonių. Ir nekalbant apie tai, kad šiaip išsilavinimas yra vienas fundamentalus reikalavimas. Ir tie politikai, kurie atrodo tokie pakankamai radikalūs, jie šiaip turi labai platų išsilavinimą. Aš kaip pati mokiausi seminarijoje, mano dėstytojas, vienas iš ajatulų, labai mėgo Mozartą, kas yra draudžiama iš principo islamo tradicija, ten nekalbant apie, kad styginiai instrumentai nelabai jos palankiai žiūrima, o dar čia į vakarietišką muziką, bet jisai slapta klausydavosi, užvažiavęs ant kalno, prie Kumo, prie tų seminarijų, bet jis labai mėgo Mozartą. Tai tas bendras išsilavinimas ten yra vertinamas ir moterų sutraukimas matosi, kas yra labai didelis į mokslą. Tai yra, sakykime, skirtis tarp moterų vyrų yra daug silpnesnė negu kad likusiam arabų pasaulyje ir tas netgi aš pati kaip moteris tą labai stipriai jaučiu atvažiavus į arabiškas valstybės skirtumą nuo to, kaip aš jausdavosi Irane. Ir visuomenė, bet iš tikrųjų visuomenė būdama tokia ambicinga, jinai išgyvena tokį didžiulį neteisybės jausmą, kas vyksta šiuo metu pasaulyje. Taip jie nepritarė, dauguma, bent pusė nepritarė šitam režimui, bet man taip pat tekę yra nemažai bendrauti su intelektualais, filosofais, akademikais Irane. Jie vis tiek nenori, kad kažkas iš išorės pakeistų, sutvarkytų, nenori revoliucijos dar vienos, nes 79 metų pamatė, kas tai yra, labai nori evoliucinio perėjimo iš vienos sistemos į kitą. Jie mato nuosaikiuosius islamistus kaip galimybę. Vėlgi, islamizmas mums yra toks labai negatyvus žodis, bet jisai gali turėti pozityvias formas ir nepriešiškas formas. Ir Irane buvo laikotarpiai, kai iš tikrųjų labai stiprėjo tas nuosaikusis islamizmas, bet jam neatsirado, manau, galimybių vystytis dėl izoliacijos Irano. Viena iš priežasčių, čia aišku, negalėsiu įsivelti į diskusiją dar dėl ko. Tai Irano visuomenę aš matau kaip labai stiprią, sąmoningą, pakankamai sąmoningą, arba bent jau yra didelis nuošimtis žmonių, kurios yra sąmoningas. Bet vis tik net negaliu pasakyti, kad, pavyzdžiui, tie, kurie sąmoningi, tai būtinai prieštarauja šitam režimu, o tie, kurie nesąmoningi, tai jam pritarė. Taip irgi nėra. Ten studijuojant Iraną kartais kalbam apie kultūrinės šizofrenijas ir įvairiausius sindromus, dėl to, kad labai keistai pasiskirsto nuomonės ir pasaulėvoka, bet santykėje su tuo, koks yra dabartinis režimas. Bet aišku, norima, daugelis nori pokyčio. Aš vėl čia labai generalizuotai kalbu, bet ką aš matau, kad labai stiprus neteisybės išgyvenimo jausmas apie tai, koks yra požiūris Iraną, kaip jis yra izoliuojamas, kas vyksta regione, kas vyksta Palestinoje. Tikrai yra labai daug tokio stipraus išgyvenimo, kad yra daug neteisybės. Ir aš čia taip, ne aš pati išgyvenu, bet tai yra nuolatos. Dažnai vyksta konferencija, vyksta pasisakymas, bet tai yra labai stiprus akcentas, kad neteisinga. Tai va, bet kažkaip toks pojūtis yra, kad ta visuomenė yra labai pasikeitusi, siaubingai pasikeitusi nuo to, kai aš atvažiavau 2005 iki kas yra dabar. Tai yra kaip diena ir naktis, negalima lyginti, koks buvo Iranas ir koks jis yra dabar. Tai toks jausmas, kad tas pokytis visuomenėje jau yra labai stiprus ir apklausos yra labai neaiškios, bet manoma, kad bent jau 50% žmonių jau yra kitoj mentaliniai būsenoj pasiruošę tokiam vidiniui perversmui, pasistumėjimui ir nežinau, ko čia dar tam reikia, bet irgi nesu tikra, kad bombardavimo.
Dėkuoju. Ir atsitrauksiu, aš norėčiau Matą Maldeikį pakalbinti. Ir labai įdomus pranešimas, kalbėjote Europos Sąjungą, imperiją, nors girdėjau tokių ir kad ne imperija Europos Sąjunga ir taip toliau. Bet dar prie problemų. Viena iš, nesakau esminių, bet svarbių juk problemų yra migracija, nelegali migracija. Ir neseniai visi matėme, kas darėsi, kai keliasdešimt tūkstančių žmonių iš Maroko įsiveržė į Siautą, Ispanijos valdą Šiaurės Afrikoje. Ir įvairiausių buvo ten nuomonių ir taip toliau, panašu galbūt į ataką tam tikrą, galbūt diplomatiniai santykiai, Marokas, Ispanija ir panašiai. Ir tiesiog aš pasistengsiu paprovokuoti. Yra anksčiau, yra toks, kaip čia jums pasakyti, toks galvojimas, kad kuo daugiau islamo tikėjimo žmonių Europoje, kuo jų daugės, didės ir jie reikalaus čia savo kultūros viršenybės, sakykime taip, tai tiesiog Europa Uolebekas, jo romanai puikus pavyzdys. Tiesiog islamizuosi ir neliks krikščioniškos civilizacijos. Ir galbūt iš to, kad vakarų vyriausybės bando tvarkytis, bet galbūt sėkmingai, nesėkmingai, nežinau, bet imigracijos problema juk tai opiumas radikalas. Ir kaip jūs, norėčiau paklausti, kaip ta atskiros šalis, didžiosios Europos šalis, sakykime, ar nebūtinai didžios, stengiasi spręsti šitą klausimą. Ir ką jūs apie tai galvojate? Čia mes einam, žinot, aš nežinau, girdisi ar reikia? Čia mes prieinam prie tam tikrų klausimų, į kurių atsakymų aš pats iki galo negaliu savo atsakyti. Kodėl, pavyzdžiui, dabar tas klausimas nėra sprendžiamas, suprantant visą tą situaciją, kurioje mes atsidūrėm. Čia Ispanijos atvejais ir tai, ką mes matėm prieš kelias savaitės, yra atskiras klausimas, ten yra Maroko klausimas ir Ispanijos ir Maroko atvejais. Bet mes kalbame apie situaciją, kur apskritai eina Europą ir kodėl mes darome tai, ką mes darome. Aš iki galo, kodėl politinis elitas. Plačiam prasme, čia nėra išskiriant partijų. Tai yra apie partijas, kurias man galim pavadinti centristinėm, ar ne? Ir centro kairės, ir centristiniam partijom, kurios tą klausimą mato taip kaip atsakymą, kaip jos mato. Pradžioje tai buvo klausimas, kuris buvo susijęs su klaidinga interpretacija ir sprendimu, kad demografinį klausimą ir pigios darbos jėgos klausimą tu gali išspręsti tiesiog juos atvežant. Pradžioje tai buvo labai ryšku. Puikus pavyzdys yra ta pati Belgija. Belgijoje tai buvo padaryta, kai apie 60-70 metais pradėjo trūkti darbo jėgos. Tai kas buvo pasakyta belgam? Žiūrėkit, gerbimieji piliečiai, situacija tokia, kad mes tenais Konge prisidirbom smarkiai. Mes ten daug labai šlikščių esam padarę dalykų. Ir taip iš tikrųjų buvo, ar ne? Ten pjaustomos žmonėm rankos, ten milijonai žuvo, iki 10 milijonų vietinių gyventojų žuvo Konge, dėl to, kad jiem reikėjo tenais kaučiukus ir visokius kitus dalykus gauti Leopoldui. Ir buvo pasakyta taip, kad mes dabar įsileisim iš tos šalies žmonės, dėl to, kad mes turime moralinę pareigą prieš tos žmonės. Ir buvo atvežami jie, bet tai buvo ne dėl moralinio klausimo, tai buvo tiesiog pigios darbo jėgos trūkumo klausimas. Jiem reikėjo, pramonė labai smarkiai augo, jiem reikėjo, nežinau, kasti metro, dirbti fabrikuose ir buvo atvežti žmonės. Ir buvo uždengta moralinėmis kategorijomis, kad mes prieš to žmonės esame skolingi kažką ar ką. Tai yra nieko daugiau nei manipuliacija viešąją nuomonę. Tu pasakai, kad yra kažkoks moralinis įsipareigojimas, kodėl tu turi įleisti, o iš tikrųjų tu sprendai kitą klausimą. Iš tikrųjų tu įleidinėjai tai, kas yra gastarbaiteriai. Pigi darbo jėga ir įsivaizduojamas, kad ta pigi darbo jėga dar ir vartos ir tokiu būdu tu palaikysi vartojimo modelį. Nes kas yra šiuolaikinis kapitalizmas ir liberali demokratija, tai apie ką Jastramskis pasakoja.
Aš net aš šitus pasakoju. Jo, bet jo. Matai, tu apie savo pasakoju. Gerai. Tai liberali demokratija, kad liberali demokratija funkcionuotų, yra įsivaizdavimas to, kad tau reikia ekonominio augimo. Tau reikia ekonominio augimo, tu turi gyventi biškai geriau negu tenai sugyvenai vakar ir tokiu būdu tu norėsi gyventi liberalių demokratijų. Tu nebūsi piktas, kaip tai atsitiko tarpukaryje, ar ne? Ir tam mums reikia daugiau žmonių atsivežti. Ir jie yra atvežami ir situacija tokia gavosi, kokia jinai gavosi. Ir mes esam toksiškai situacijai ir niekas negali iš esmės, centristinės partijos, jeigu galime pavadinti, centro dešinės ir centro kairės, negali pripažinti, kad tai yra toksiškas klausimas ir kad mums reikia tai stabdyti. Dabar po biški tai pradedama spręsti. Iš pradžių tai buvo sprendžiamas, kad kažkas išprotėję balsuoja iš kraštutinę dešinę vien dėl to, kad jie tai blogai, kad tai yra blogai. Bet kodėl nebuvo kovojama su priežastimi, aš dar ir dabar savo aiškaus atsakymo neturiu. Antras klausimas yra tai, kas yra atvežama didžiąją dalimi. Ir atvežama tie žmonės, kurie šiandien važiuoja. Ir tai nėra atsitiktinumas. Apie 700 metais buvo toks priimtas sprendimas Jungtinės karalystės saugumo tarnybų. Jie pradėjo dirbti su brolių musulmonų grupėmis, pavadinkim. Tai yra ideologija, tai yra labai antivakarietiška ideologija ir būtent iš tų šalių, kur yra broliai musulmonai yra populiarūs, iš ten ir kur ideologija ta paplitus, iš ten atvežinėjami žmonės. Tai čia vėlgi dar vienas labai keistas lygis to, kad didelė dalis į Europą atvažiuojančių žmonių, jie yra prisodrinta labai antivakarietiška ideologija. Ar ne? Jeigu mes imam, pavyzdžiui, Jungtinius Arabų Emiratus. Migrantų Jungtinėse Arabų Emiratuose yra 1 prie 5. Reiškia, Jungtinių Arabų Emiratų piliečių yra 1 ir 5 migrantai ekonominiai. Ar ne? Kažkoks sunkiai įsivaizduojamas mastelis, bet tai yra sprendžiama kitaip, dėl to, kad jie yra labai aiškiai atribojami, jokių ideologinių kontekstų. Ir tai sprendžiama per tą. Europiečiai tiesiog įsileidžia ir mes turime situaciją, kurią mes turime dabar, ir mes turime tiesiog toksišką politinį lauką, dėl kurio artimiausius, bent jau kelis rinkiminius ciklus Europa balsuos taip, jinai balsuos piktai ir jinai turės tam teisę, nes jinai mato tai, ką jinai mato gatvėse. Trumpo svajonė tikriausiai. Čia nėra Trumpo svajonė. Ta prasme, jis remia jo taip, jis AfD ir taip toliau ir radikalias tas partijas, juk pats ir dabar jau suklysti beros. Vensas buvo atvažiavęs į Lenkiją, jeigu neklystu, pataisykite. Taip. Paremti tam tikrą kandidatą. Ir pas Orbaną buvo atvažiavęs. Taip, ir pas Orbaną. Taip, čia yra, bet tai nepaneigia, aš suprantu poną Vensą, aš čia visiškai šitoj pusėje irgi daug kartų apie tyrį yra kalbėta, aš visiškai, čia yra absoliutus blogis. Klausimas tik tai, kai, jeigu yra situacija, kokia jinai yra, tu ją irgi turi vertinti objektyviai, nesvarbu, kas ją palaiko ar nepalaiko. Aš apie tai kalba. Ir, Europa šiuo atveju elgesi blogai, Europa prasileidžia ir aš suprantu, koks bus balsavimas ir man dėl to yra gaila. Nes man labai gaila būtų europinio projekto, už kurį aš labai sergu, taip, ir aš suprantu, kad tais trūkumais, kurie yra dėl objektyvių priežasčių, jisai yra naikinamas dėl tokių dalykų kaip migracija ir panašus klausimai. Ir be jokios abejonės visada prilips žmonių, kurie tai išnaudos. Lygiai taip pat padarė Putinas. Prieš 15-20 metų jisai suprato, kad ateina pas mus identiteto politika ir Surkovas buvo pirmasis, kuris Putiną įtikino, kad reikia statyti ant kraštutinės dešinės, dėl to, kad tai yra ateitis ir žmonės balsuos, nes tai yra identiteto politika, žmonės pradės ieškoti stiprių dalykų ir jeigu tokie klausimai kaip migracija, jie bus atsakymas, tokie kraštutiniai dalykai kaip tokios kraštutinės partijos bus atsakymas. Ir tiesiog protingi politikai tuo pasinaudoja. Bet tai nereiškia, kad to klausimo nėra. Bet čia yra problema. Mažvydą Jastramskį pakalbinsiu.
kalbėjote apie demokratizacijos, autokratizacijos bangas ir vėlgi buvote išskyręs ir Lenkiją, ir Vengriją kaip tokios pavyzdžius, vykusius, mažiau vykusius, bet paprašysiu apžvelgti vakarų Europos situaciją, pagrindinių valstybių, sakykime, Prancūzija, Vokietija ypač, kuriuose radikalios partijos gausina savo gretas. Ir buvo užsiminta apie kanclerį Mercą, kurio reitingai krenta ir Lietuvai konkrečiai tai nieko gero nežada. Tai plačiau galbūt galite pakomentuoti. Tai jeigu iš mūsų perspektyvos žiūrint, be abejo, ta prasme, kad jau buvo paminėtas ir Mercas, ir Vokietijos situacija apskritai, tai aš nemaža dalim palaikyčiau bendrą, sakykime, gal ne tiek prognozę, bet grėsmę, sakykime, tokią, kurią iškėlė Matas, kad iš tikrųjų Europos ir Sąjungos ir saugumo bendradarbiavimas, sakykime, taip ir ta pozicija Ukrainos atžvilgiu, tai kur Europa gali pralaimėti visų pirma, tai rinkimuose. Tai yra šitoje vietoje ir lyginant tas valstybės, čia aišku, atskirai dar reikia įeiti į tą klausimą, kuris buvo apskritai iškeltas, mes čia visą laiką operuojame, gal padarysiu tą tokį išnašą šitą vietą, niekas knygose neskaito išnašų, bet kartais išnašose būna labai svarbi informacija, tai dabar bus išnaša. Išnaša yra tokia, kad visgi, kai mes kalbame apie ten kraštutinės radikalios dešinės jėgas, jos nėra vienalytės, ir jų, žiūrint net į Europos parlamente frakcijas, labai paprasčiausias dalykas, jos yra skirtingos. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, paimame kokią nors tikrųjų Suomių, sakykime, partiją Suomijai, jų pozicijos ir nemažai demokratijos, nekalbant apie Europos saugumo architektūrą, yra visiškai kitokia, negu, sakykime, paimam kur AfD, kur yra realiai, jeigu aš sudarinėčiau Europos 10 reikšmingų partijų, kurios yra pačios, vadinkim, prorusiškiausios, PSD, ten, nežinau. Yra šiaip tokių ir beje, kas yra įdomu iš tikrųjų, kad labai daug kalbant, mes šitą vietą kalbam apie vakarų Europą, nes ten vis tiek yra didžiausi resursai, jeigu kalbant apie Europos gynybinius pajėgumus, tai visų pirma Vokietija ir Prancūzija, ar ne, bet kalbant plačiau apie ES projektą, tai šiaip jau yra iki šiol šioks toks paradoksas, aš sakyčiau, jisai nėra, kai išnarpliui, tai nėra labai didelis paradoksas. Aš čia neseniai rašiau tokį tekstą, aš tiesiog susidėliojau, man labai visą laiką įdomi yra viešoji nuomonė, aišku, yra klausimų, iš kur jinai atsiranda, ten, kiek jinai stabili, taip toliau. Ir aš bandžiau pasižiūrėti, kurios ES valstybės kaip visuomenės mažiausiai ar daugiausiai remia skirtingos paramos Ukrainai formas. Tai šitoje vietoje, nepaisant to, kad pavyzdžiui kažkokią tai Vokietija turi ten AfD, kuri jau ilgą laiką yra pakankamai, nevadinčiau, sakyčiau, Putino marionetėm, bet grojanti visiškai į tą, sakykime taip, jo akordais. Tai šiaip jau labiausiai prorusiškiausios visuomenės yra vidurio rytų Europoje, tokios kaip Bulgarija, pavyzdžiui. Ir vėlgi nemaža dalim ta pati Vengrija, tai aišku yra laipsnio klausimas, bet šitoje vietoje reikia į tą irgi atsižvelgti. Dabar kalbant apie Vokietiją ir Prancūziją, man tai labiausiai yra, šitoje vietoje, žinot, labai tie spėjimai tokie, kai mes kalbam apie, čia kas bus, taip toliau, jie gali labai nepasiteisint. Pavyzdžiui, mes kalbam ten apie kraštinę dešinę, ten dėl, pavyzdžiui, Meloni, Italijoje buvo labai daug klausimų, bet kalbant apie, ir jų yra, turėsime kalbant apie jos vyriausybės politiką, pavyzdžiui, žurnalistų ar teismų atžvilgių, nepriklausomų tikrai yra, bet kalbant, pavyzdžiui, apie jų poziciją saugumo klausimais Europos, tai žymiai geriau negalėjai tikėtis, vadykime taip. Tai šitoje noriu padaryti išlygų, bet man dėl Prancūzijos yra labiausiai neramu. Ir būtent dėl Prancūzijos, dėl to, kad taip tą kalbėjau, tokia, sakykime, polarizacija, sakykime, ar ne, Prancūzijos visuomenė labai ilgą laiką, ir kas yra nuostabu, iš tikrųjų, kai tu pasižiūri apskritai visą rinkimų istoriją,
nuo realiai 18 amžiaus pabaigos, tai yra, 19 pradžia galbūt geresnis atskaitos tarpas, ten yra gausybė rinkimų, aišku, su pertraukiais skirtingų respublikų tarpai, bet beveik visą laiką tai buvo 3 polių valstybė, tai yra tiesiog ideologinių blokų, kuri turėjo tokį centras, dešinė ir kairė, vadinkime taip, perėdavo kraštinius ir taip toliau. Dabar problema, kas atsitiko iš tikrųjų visų pirma Makrono valdymo laikotarpiu, kad pradžioj Makronas sutelkė tokį, vadinkime, centrą ir gavosi tripolarinę struktūrą, centras, dešinė ir kairė, bet Makronui griūvant, dabar mes ten turim pereinam į tokią situaciją, kur realiai yra kairieji, o dešiniai, ta prasme, visiškai pradėjo dominuoti, ką mes vadinam radikalę kraštinę dešinę. Ir kadangi tai yra valstybė, kurioje vis tiek prezidento postas yra pats svarbiausias, tiesiog neįrenkamas, man dėl jų yra tikrai neramu. Dabar dėl Vokietijos, žinot, aš įsivaizduočiau, aišku, viduj tarp partijų yra labai skirtingų pozicijų ir pavyzdžiui, čia vėlgi, ir nekalbant apie ten tą ES nepriklausomybės ar energetinės projektą, ta prasme. Tai ten, žinai, žaliųjų pozicija ir, žinai, atominės energetikos atžvilgiai yra viena, ten socialdemokratų krikdemų yra kitokia, bet man tas ugnies sienos principas, kurį vokiečiai taiko ir jų labiau valstybės, aš šiandien kalbėjau, kad kalbant apie demokratijos atsparumą, yra, kartais nuvertinama konstitucinė elementariai struktūra. Tai atrodo labai nuobodus dalykas, ar ne, bet viena iš priežasčių, kodėl Vengrijoje, kuri šiaip jau pagal savo rodiklius ir ekonominius ir demokratinius, mus lenkia. Jeigu mes pasižiūrime kokius 2004-2005 metus, dar iki priėjimo Europos Sąjungai, Vengrija žymiai geriau atrodė. Bet viena iš priežasčių, kodėl Orbanas galėjo taip, iš tikrųjų, sėkmingai laikinai, bet sėkmingai pakeisti režimą, buvo tai, kad tai buvo labai valstybės struktūra palanki mažoritariniam valdymo perėmimui. Tai yra, tiesiog tu gauni super daugumą parlamente, tu pasistatai savo prezidentą, susidėlioji teismo teisėjus ir taip toliau ir panašiai. Tai šiuo atveju Vokietija, kuri pirmas dalykas yra federalinė respublika ir turi ir Bundestagą, ir Bundesratą. Antras dalykas, tai turi ugnies sieną, kurioje yra tas nedarimos koalicijų su AfD, tiesiog naugau tarp politinio elito. Man kelia mažiau, sakykime, taip klausimų gerokai, negu kad Prancūzija, dėl ko aš iš tikrųjų, dėl Prancūzijos, nuoširdžiai pasakysiu, aš tikrai nerimauju, ganėtinai stipriai, kas ten bus. Be abejo, Prancūzija, taipogi tiek žmonės, tiek visuomenės nariai, tiek pati valstybė nemaža dalimi remia ir Ukrainą. Ir tai tikrai tai yra svarbu mūsų saugumo klausimų iš tikrųjų. Ir pereinant toliau, kalbant apie saugumą, norėčiau atsargos generolui Jonui Vytautui Žukui tiesiog užduoti labai tokį konkretų klausimą. Lietuvoje dislokuotas NATO vokiečių kontingentas, kuris berods kitais metais jau turėtų būti pagal planą brigados dydžio. Turime kitus sąjungininkų kontingentus. Ir tiesiog dabar nepamenu, ar Rusijos agresijos Ukrainoje pradžioje, ar praėjus metams kitiems, teko klausyti rusų propagandistų tokį tarpusaviai tokį pokalbį, diskusiją, kad kaip galėtume okupuoti Baltijos valstybės. Tuo metu berods dronų technologijos ir kaip dronai naudojami šiandien, tuo metu jie buvo tiek nepažengę. Ir tiesiog iš to pokalbio vaizdas toks, kad reiškia be abejo Rusijos kariuomenė skaičiumi keleriopai gausesnė už Lietuvos, Latvijos, Estijos, technika taip pat, jie tiesiog šaudo, veržiasi ir NATO sąjungininkų dalinius apeina, prieš juos nepaleidžia nei vieno šūvio. Kažkodėl jų logikoje, tų propagandistų vokiečiai taip pat ir kiti sąjungininkai nesipriešina, jie tiesiog laukia, kas bus toliau. Jie laukia savo politinės vadovybės leidimo paleisti šūvį.
čia buvo rusų propagandistų va, toks matymas ir mano va, būtų toks klausimas, ar tokiu atveju, jeigu nedaug dievė, būtų įsiveržimas, ar vokiečių brigada ir kiti sąjungininkai esantis Lietuvoje, kitose Baltijos valstybėse, ar jie iš karto įsijungtų į rusų krašto gynybą? Taip, čia buvo tokia labai aktuali tema ir, aišku, kuo mažiau valstybių yra, vis labai tarptautinis junginys, kuo mažiau valstybių sudaro, to yra geriau. Bet iš kitos pusės, iš kitos pusės, kuo daugiau valstybių yra Lietuva irgi yra labai gerai. Tai aš kada buvau kariuomenės vadas, mes labai diskutavom su sąjungininkais, ką jie darys. Tas pasirinkimo lygis buvo skirtingas ir nusiteikimo lygis buvo skirtingas, čia vadinasi tas rules of engagement, kovos panaudojimo taisyklės. Tai jos buvo skirtingos. Vokietijos kariuomenė negali būti panaudojama užsienyje be Bundestago leidimo. Tai yra konstitucijos nuostata. Norvegai pasakė, iš karto mes čia atvykom kariauti, tai Britai sako, jokio abejonių, mes iš karto stojom, vokiečiai dvejojo. Aš apie tai turėjau kalbą labai didelį diskusiją su Vokietijos tuometiniu generaliniu inspektorium, kariuomenės vadu, Folkeriu Vikeriu. Ir klausiau, sakau, ką jūs darysit? Sakau, ar man reikia paruošti jums evakuacijos planą? Sakau, mes turim dvi opcijas. Arba jūs jungiatės prie Lietuvos kariuomenės, kol NATO, Šiaurės Atlanto taryba priims sprendimą aktyvuoti 5 straipsnį, arba jūs evakuojatės ir aš jums turiu paruošti šitą planą per aerouostą arba per Suvalkų trikampį. Tai jis atsakė taip, sako, jeigu Vokietijos kariuomenė užsienyje yra puolama, jinai turi visas teisės gintis be jokių politinių sprendimų. Ir jeigu įvyks Lietuvos atžvilgiu kokia nors agresija, tai mes ginsime patys save. Ir sako, stovėti nuo šaly yra žymiai blogiau, negu pradėti veikti kartu su Lietuvos kariuomenė. Tai kokie politiniai sprendimai būtų priimti, jeigu būtų priimti ir Bundestagas pasipriešintų vokiečių karių panaudojimų užsienį, tada aišku, būtų politinis sprendimas ir tada eitų kalba apie tai, kaip vokiečius reikėtų evakuoti iš Lietuvos teritorijos. Bet jeigu agresija prasideda greitai, toj pat vokiečiai, mes turim visus planus, pradedam veikti iš karto, visi kartu. Likimas pastovioj dislokacijos vietoje kelia žymiai didesnį pavojų, negu manevravimas ir palikimas pastovios dislokacijos vietos ir pradėjimas veikti kartu su Lietuvos kariuomenė. Galų gale eiti link Lenkijos sienos ir taip pridengti Suvalkų trikampį ir su tikslu paskui, jeigu bus politiniai sprendimai, evakuoti iš Lietuvos teritorijos. Tai sprendimai buvo ir pasirinkimas buvo aiškus, nuo pirmos dienos pradėti veikti kartu ir Volker Viker man tada pasakė, neužmiršk, kad šitas dalinys priklauso Geležinio vilko brigadai. Ačiū. Taip, dar vieną klausimą užduosiu Tomui Janeliūnui ir auditoriją kviesiu jūs irgi taip pat būti aktyviems. Ir labai dėkoju už analizę, pagrindimą Amerikos užsienio politikos per ideologinius elementus ir galbūt galime suprasti Donaldo Trumpo tam tikrus aspektus, nors jisai vis tiek įdomus personažas, be abejo. Ir stebime tikrai per žinių reportažus, kai tam tikros Amerikos institucijos, kongresas, teismai ir taip toliau, priima sprendimą, kuris kvestionuoja prieš tai padarytą Trumpo sprendimą. Bet jisai, neabsoliutinu, kad visais atvejais, tačiau yra atvejų, kada jis numoja ranką ir daro savo. Šiandien buvo reportažas apie Baltųjų rūmų, reiškia, to dešinio berods sparno statybą. Reiškia, numota ranka ir kranai stovi ir ten viskas vyksta. Žodžiu, statybų inspekcija ten Trumpui negali paaiškinti. Tai va čia, nežinau, galima kažkokias tai autoritarizmo tendencijas išvelgti. Ir kodėl taip yra, kodėl, reiškia, tiesiog, jeigu, aš čia toks, sunkiai paaiškinamas dalykas, kai
kai, sakykime, aukščiausias valstybės pareigūnas, jisai neklauso nepriklausomų teismo sprendimo. Trumpas iš tikrųjų yra labai įdomus personažas net ir JAV politiniai sistemai. Pagal savo prigimtį jis labai norėtų būti autoritaras. Jis to neslepia, jis mėgsta bendrauti su autoritarais, jis pavydė autoritarams tos galios, kurią turi jie savo šalise. Ne? Ir kai jis sako, kad jis draugauja su Šiaurės Korėjos diktatoriumi, jis tą daro nuoširdžiai, jam patinka tokie žmonės. Ne? Ir Putinas jam patiko, ir kiti diktatoriai patinka, tai jis tikrai neslepia to polėkio koncentruoti savo rankose vienašalius sprendimus, kiek tai manoma. Ir jis tas ribas nuolat išbando. Jis iš tikrųjų priima sprendimus ir tada jau leidžia ten teismams spręsti, ar buvo teisėta ar neteisėta. Ir net jeigu teismai tą pripažįsta kaip neteisėtą, jis ieško kitų priemonių. Tarkim, muitų klausimas buvo vienas iš aiškiausių. Jis įvedinėjo muitus be jokių aiškių priežasčių ir preteksto. Teismai tą galę jam aiškiai pasakė, kad negalima šito naudoti pagal tuos principus, kuriuos bandė taikyti Baltieji rūmai. Bet jis nesisakė iš principo toliau šitos galios, ieškodamas pretekstų ir remdamasis kitais įstatymais, kitais sprendimais, kurie vėlgi greičiausiai nebus teisiškai parankus ir greičiausiai bus vėl kažkada galbūt atmesti. Bet jis nuolat tas ribas tikrina ir kai kuriais atvejais suveikia. Tai yra institucijos, nepaisant tų išgirtų Amerikos stabdžių ir atsvarų sistemos, iš tikrųjų veikia kartais pernelyg lėtai. Kai kurios institucijos tampa labai politizuotomis ir Trumpas jas sunaikina arba perima. Iš tikrųjų tokio priešiško perimimo būdu, statydamas savo palankius vadovus. Ir tikrai JAV postūmis link autoritarizmo, turbūt niekam nekelia didelių klausimų. Yra tikrai ir kritikų, kurie bijo, kad jeigu užtruks Trumpo valdymas, tai JAV gali pereiti į tą tikrąjį autoritarizmą. Timothy Snyderis, pavyzdžiui, nuolat apie tai perspėja ir vienas iš tų tokių garsiausių galbūt žmonių, kuris labai sistemingai ir sistemiškai parodo, kurie ženklai veda į tą vadinamą amerikietišką fašizmą. Ir jis, remdamasis istoriniais pavyzdžiais, tikrai argumentuotai aiškina, kad šitas kelias jau yra pradėtas ir nemažai to kelio yra nueita. Ir kad tai nėra tik kažkokie naivūs baimės išsakymai, kad štai čia Amerikoje tai yra neįmanoma. Įmanomas. Prasme, tai, kad mes turime precedentus istorijoje, vėlgi Vokietijoje, ar Rusijoje, ar Vengrijoje, tai leidžia sakyti, kad taip tai yra įmanoma, bet kurioje demokratinėje ar buvusioje demokratinėje šalyje. Ir JAV nėra kažkokia unikali, turinti imunitetą ir galinti atsispirti prieš bet kokius autoritarizmo įvedimo bandymus. Tai šitoj vietoje, aišku, reikia pripažinti, kad JAV teismų sistema visgi yra šiuo metu labiausiai stabdanti Trumpo autoritarizmo dalis. Kol yra koncentracija Respublikonų partijos tiek senate, tiek kongrese, šita dalis atsvarų neveikia. Ir atitinkamai, kol mes nematysime, kokie yra kiti rezultatai arba rudenį ar vėliau, tai kol kas Trumpas tikrai yra pakankamai sukaupęs galios, kad jis toliau tikrintų šitą sistemą, toliau ją ardytų ir toliau bandytų įgyvendinti tą darbotvarkę, apie kurią kalbėjo ir profesorius Aleksandravičius tam, kad sunaikinti iš esmės tokią liberalią demokratiją ir Trumpas šitam veiksmui kaip instrumentas yra labai tinkamas. Ačiū, mila auditorija. Klausimai? Mąstome. Gerai, aš tada tęsiu ir
Norėčiau vat irgi užduoti Tomui Janeliūnui ir Mažvydui Jastrauskui. Citata. Tai citata yra Kembridžo universiteto profesorius Brendan Sims, istoriko, geopolitikos eksperto, neseniai teko klausyti ir vat jisai čia, na, viso konteksto, apie visą kontekstą nekalbėsiu, bet tiesiog vat, kova yra šiandien kova tarp vakarietiškos demokratinės tvarkos ir rytietiškos autoritarinės tvarkos. Tačiau Trumpas mano kitaip, kad tai kova tarp pasaulio galių. Ir todėl būtina netelkti vakarus prieš autoritarinės valstybės, o supriešinti autoritarinės valstybės tarpusavyje. Praeitie to būta, Niksono atvejais, atvirumas Kinijai ir kiti pavyzdžiai. Tačiau dabartinėmis sąlygomis Putinas turi mažai paskatų nutraukti santykius su Kinija. Tai vat šios tezės, ar pakomentuokite, ką jūs manot? Be abejo, sakykime, jeigu mes žiūrėtume į tipinę JAV politiką, ten yra buvę bandymų aižyti autoritarinių sistemų bendradarbiavimą ir ta pati Niksono politika, bandant atitraukti Kiniją nuo Sovietų Sąjungos ir suskaldyti tą tokį potencialiai pavojingą komunistinį autoritarinių sistemų bendradarbiavimą, jie kaip ir suteikia pavyzdį, kad amerikiečiai, matydami savo santykinės galios mažėjimą lyginant su Kinija, jie ieškotų būdų, kaip neleisti Kinijai savo pasaulyje sustiprinti bendradarbiavimą su kitais autoritarais, įskaitant visų pirma Rusiją. Ir čia buvo iš tikrųjų ne tik amerikiečių, bet ir nemažos dalies europiečių tokia iliuzija, kad jeigu mes labiau pritrauksime Rusiją, Putiną prie Europos ar prie JAV, tai bus mažiau šansų Kinijai greitai iškilti. Makronas buvo pasinešęs į tą pačią idėją dar prieš karą Ukrainoje ir manė, kad su Putinu galima racionaliai bendrauti ir galima Putiną savotiškai įtraukti į Europą. Tas nuolatinis europiečių bandymas įtraukti Rusiją į Europą, jis niekada gyvuoju nesibaigė. Ir kažkodėl Makronas, būdamas vėlgi tikrai intelektualiu politiku ir išmanančiu istoriją, vis tiek pateko į tos pačius spąstus ir bandė įsivaizduoti, kad racionalumas nugalės. Rusija yra racionaliau bendradarbiauti su Europa negu su Kinija, kur Kinija dominuos. Labai aiškiai matosi, kad Kinija dominuos prieš Rusiją ir Putinui tarsi turėtų būti logiška vengti tokio dominavimo. Bet iš kitos pusės, amerikiečių prasme irgi galima išvelgti, kodėl Trumpo administracija bando taip draugiškai ir švelniai bendrauti su Putino. Ir yra amerikiečių vėlgi dalis analitikų ar filosofų, kurie sako, kad čia yra žaidimas prieš Kiniją. Bet ne, aš manau, kad tai yra pernelyg supaprastintas būdas įsivaizduoti, kad galima tokiu racionaliu būdu suskaldyti Kiniją ir Rusiją. Jis neveiks, nes iš tikrųjų ideologinis, psichologinis, galbūt netgi emocinis Rusijos ir Kinijos artėjimas yra visų pirma paskatintas didelio nepasitenkinimo, didelio pykčio, didelio pavydo vakarų atžvilgiu. Šitas pyktis, neapykanta vakarams kaip sėkmingiems, demokratiškiams, laisviems vakarams, visų pirma, kaip laisvoms visuomenėms. Čia yra esminė dalis. Nei Putinas, nei Xi Jinpingas negali pripažinti, kad vakaruose gali egzistuoti tos laisvos ir laimingos visuomenės. Tai va šita neapykanta laisvoms vakarų visuomenėms juos artina vieną prie kitą žymiai labiau, negu kažkokie racionalūs argumentai galėtų nusverti ir, sakykime, Rusiją vėlgi grąžinti į kažkokį tai proeuropietišką kelią ar proeuropietišką civilizacijos vystymą. Čia mano tokia būtų pozicija. Aš neturiu ką. Auditorija tikrai klausimų. Prašom, mes esam visiškai atvirkščiai. Bandysiu suformuoti klausimą kaip gausis.
dabar, kai artėja tie rinkimai sekantis, kada čia už poros mėnesių Amerikoje, jeigu palinks į demokratus, jeigu iš viso įvyks tie rinkimai, kaip turėtų vykti, jeigu išrinks demokratus, ar galima tikėtis, jūsų atžvilgiu, ar galima tikėtis kažkokių pokyčių ar pasiekmių Trumpo ir jo administracijai, kaip jie čia, šiandien pasakius, valiauja paskutinius, pusantrų metų, kol jie dirba. Nes, kiek atsimenu, jis vieną kartą buvo impeachintas, bet kaip ir nepraėjo. Tada, tai jeigu, ar yra kažkokių šansų, ar galima būtų tikėtis kažkokių tai? Tai va čia klausimas. Aš trumpai galėsiu pratęsti kažką tai pridėti. Tai šiaip iš tikrųjų, kadangi JAV yra 2 rūmų parlamentas, čia kažkada buvo idėja ir Lietuvoje, šiaip gerai atrodo 2 rūmų parlamentas Lietuvoje būtų Seimas ir šalia, Panevėžio, Kelmės po to atstovai. Įdomu būtų. Anyways, į JAV atstovų rūmus demokratai faktiškai turėtų imti, tarsi šitą vietą nežinau, kas turi atsitikti, bet senatas ten yra kiti klausimai, dėl to, kad senatų yra renkamas ne visas, yra renkamas trečdalis tik tais. Ir tokių valstijų, kurias demokratams reikia paimti tam, kad gauti bent vienos vietos persvarą, kitaip tariant 51 vietą senate, yra labai nedaug. Bet paskutiniai prognostiniai modeliai sako, kad einama link to, kad tai yra įmanoma, sakykime taip, bet ten reikia maždaug atsikovoti tokias vietas, pavyzdžiui, kaip Aliaska, kur apklausos rodo, kad turėtų, bet kadangi čia iškart galiu pasakyti, kad valstijų lygmens apklausos JAV turi labai didelės paklaidas statistinės, kodėl negali tiksliai pasakyti, ar tai, kad lydas vieno kandidato yra 4%, ar tai kažką tai keis. Bet kokiu atveju, aš dabar kai galvoju apie šitą Trumpo kadenciją, tai kad jisai šiaip su kongresu nesitarė. Šitą vietą šitas kongresas sėdėjo ir žiūrėjo, ką jisai daro, bet aš įsivaizduočiau, kad toliau bus tiesiog laužiama per executive orders, per vykdomosios valdžios įsakus viskas. Tai, kad Tomas sakė, kad teisminiai procesai vyksta ganėtinai lėtai ir ten teismų sistemų yra stumdymosi dėl to, kad yra keli lygiai. Yra vienas federalinis teismas, tada apeliacinis teismas ir tada aukščiausias teismas. Kol iki aukščiausiojo teismo ateina labai daug laiko, praeina ypatingai spręs ne dėl procedūrinių dalykų, bet dėl esminių dalykų. Todėl šiaip aš tikrai neprognozuočiau, kad čia kažkas labai ilgas pasikeis, juolab po JAV prezidento šiaip įgaliojimai, kas mums labiausiai aktualu yra užsienio politikoje šitoje vietoje, ta prasme, jis yra mažai kongreso varžomas. Čia, tiesą sakant, jau mes galėtume eiti ten konstitucinės doktrinos, ką gali JAV prezidentas, ko negali. Nes galiu pasakyti atvirai, kad JAV konstitucija, ką mes turim suprasti apie Jungtinės Amerikos valstijas, kad tai yra valstybė, kuri vadovaujasi konstitucija, kuria yra daugiau negu 200 metų. Ir ta konstitucija yra keista, 26 ar 27 kartus. Taip, gal kažką vieną pridedu. Tai toje konstitucijoje prezidento įgaliojimai apibrėžti yra labai šykščiai. Ir kitaip tariant, labai daug yra palikta erdvės, būtent dėl to mes ir žiūrim, tai ką ten tas aukščiausias teismas čia nusprendė dėl vieno Trumpo sprendimo ar kito, yra labai daug erdvės. Tai iš tikrųjų kažkokį tai aš pozityviai nežiūrėčiau, bet nelaikyčiau, kad Trumpas atsitrauks, bus čia ta vadinamoji šluba antis. Aš kaip tik manau, kad institucinis karas stiprės, tiesiog ir mes matysime gerokai dar labiau konflikto JAV viduje. Ja. Aš ir panašiai įsivaizduoju, aš tik tai, kad bus galbūt jums tada klausimų atsiras, tokia provokacija padarysiu, kad Lietuvoje praktiškai yra 2 rūmų parlamentas. Kai tu sėdi Seime, dabar prie socdemų, kai tu sėdi Seime, tu labai jauti, ar žmogus yra iš vienmandatės, ar sąrašinis. Tai Lietuvoje iš esmės, pagal mentalitetą labai jaučiasi tokie 2 rūmų parlamentas, nes kai tu kalbi su parlamentaru ir sako, žiūrėkit, aš galbūt ir balsuočiau, bet man reikės grįžti vienmandatę. Ir tas, kuris yra sąraše, taip niekada nepagalvos. Ir lygiai taip pat tas, kuris yra vienmandatėj, sakykime, stiprus ar kažkaip, jisai žiūri į tą, kuris sąraše ir sako, aha, tai tu ten reikia tau ten sąraše ar kaip. Tu iš karto matai tam tikrą disproporciją. Sakau, yra toksai nedidelis tarpelis, bet jisai kartais labai smarkiai veikia, kai tu turi balsavimą kokį nors.
Tai tas dviejų rūmų parlamentarizmas Lietuvoje kaip visada turi tavo tokią įdomią specifiką pas mus viskas. O atsakydamas į tavo, aš tiesiog papildysiu, be jokios abejonės, jeigu demokratam pasiseks ir jie pasirodys gerai, be jokios abejonės jie ras priežastį ir jie supras, kad dabar atakuoti Trumpą yra naudinga. Klausimas yra didesnis, kas vyksta pas pačius demokratus. Ir mes turime tam tokį hegelišką istoriją, ar ne, yra tezė, yra antitezė ir yra sintezė. Tai čia klausimas, kada šitas prasidėjo, galima kalbėti apie Obamos pradžią, galima dar anksčiau kalbėti, bet sakykime, čia netame esmė, kad mes turime dabar situaciją, mes turime magą ir dabar mes turime vienoje pusėje ir dabar mes turime demokratus, kurie, kaip pas mus sako, švytuoklės principų dabar į tą pusę. Ir ten yra pas demokratus daug įdomesnių žmonių, kurie tikėtina gali visai neblogai pasirodyti. Ir tas centras, apie kurį man norėtųsi, kad politikai ir Jungtinėse Amerikos valstijose save rastų ir ta komunikacija ir tie darbai būtų daugiau tokie nuosaikesni, jie pas demokratus gali nueiti irgi truputį į kitą pusę, ar ne? Ir į tą hegelišką tezę tapti visiškai antitezę, nueiti labai į kitą pusę priešingą. Ir neturėti kažkokios sintezės, o turėti labai didelį radikalizmą, kuriame bendro konteksto mes rasime dar mažiau ir kaip tik didesnio susiskaldimo. Ir tada tu turėsi Trumpą, kurį tau patogu atakuoti, tu turėsi lauksi, kad jau čia, jeigu čia Vensas visgi juda ir ateina Peteris Steelis į valdžią, tai tada reikia su to Vensu kažką daryti ir tada socialiniai tinklai ir visi kiti dalykai. Tai tu tą disproporcijas dar daugiau matysi ir ten kažkokio racionalaus grūdo bus dar mažiau. Ir kalbant apie užsienio politika dar labiau išeis iš darbotvarkės, nes visi tarpusavį taip kalsis, kad tenais Ukrainai, Europos klausimams, saugumo klausimams taps dar mažesnės darbotvarkės. Tai va čia yra grėsmė, kad demokratai irgi, kad jiem irgi saugiklių neišmuštų kažkurioje vietoje. Nes tie, žinai, aš tiesiog labai trumpai dar pridėsiu, kad tendencija dabar pirminiuose rinkimuose Amerikos yra, nesau, kad yra dominuojanti tendencija, bet gerokai anksčiau nei dabar. Tai, ką sako Matas, kad laimi kandidatai, kurių šaknis ar yra remiami demokratinės socialistų asociacijos, ta prasme, kuri šitoje vietoje ir ta tendencija yra tokia, jeigu žiūrint iš vidaus politikos JAV pusės. Yra vienas žingsnis, kai ten labiau į kairę, kitas į centrą, dėl to, kad iš vienos pusės jie daugiau laimi socialiniais ir ekonominiais klausimais, bet ne visą identity politiką ir kalbant apie ten tą vulkizmą, kai kurie dabar, jau demokratiniai kairiai esantis taip, atstumą laiko, net šaiposi iš to truputį. Bet kas kalbama ir apie užsienio politiką, tai demokratinės kairės socializmo atšakai yra visiškai nesvarbu, ta prasme, Europos saugumo dalykai vos nepanašiai, kaip Trumpui. Tai va čia, jeigu jie įgaus didelį spaudimą, tai mums bus ne kažką, juolab mes turim suvokti, kad iš mūsų pusės žiūri, iš mūsų, tai mums svarbiausia, kas Amerikoje, tai būtent kokia jų yra bus užsienio politika, Europos, kiek kairiams, ką taip toliau. Tie klausimai faktiškai nevaidino jokios reikšmės JAV rinkimuose. Tiesą sakant, jeigu yra vienas klausimas tarptautinės politikos, kuris dabar yra labai svarbus ir demokratams labai svarbus viduje, tai yra ne Ukraina, bet tai yra Izraelio-Palestinos klausimas. Auditorija klausimų dar, prašau. Aš norėjau paklausti, jūs susirinkat, visi taip gražiai kalbat ir gal kada išnyks tokios profesijos, tokių kalbėtojų pastoviai, dabar tas dirbtinis intelektas, ChatGPT įvedė klausimą. Ir ten galite, jūs dar atsispausdinti. Čia šiaip tavo profesija labiausiai nukalbėjo. Tai mano antroji vieta. Tai aš turbūt tada atsakysiu apie kalbėtojus, gerai? Tai o iš kur jūs dirbtinis intelektas, iš kur ima tas atsakymą? Kaip jūs galvojate? Jis ima iš viso interneto, kaip ne iš jūsų vieno, bet dabar kaip kalbate, jūs vieno galvo tik, ten iš kokių 3 milijardų galvų ima. Bet iš tų pačių kalbėtojų ima, kaip suprantate? Įvesti duomenis. Tai bet tai jūs tada renkatės vienus kalbėtojus prieš kitus, ar ne? Tenais dirbtinis intelektas. Bet aš klausimas, iš kur dirbtinis intelektas ima jums atsakymą? Iš visų žmonių. Iš tų pačių kalbėtojų jūs turite omeny.
Tai jums kalbėtojai, kurie netinka šičia kalbėtojai ar apskritai kalbėtojai? Ne, kada jie išnyks tokie važinėta kalbėtojai. Aš nuolat klausimą suprantu, užduoti. Bet tai kas tada ChatGPT jums užpildys atsakymus? Kad jūs turėtumėte atsakymus? Labai tikslų analitiniam kažkokį nepareikštą. Vienas žmogus, bet kokių ten daug žmonių. Tai jūs įsivaizduojat, kad ChatGPT yra daugiau teisos negu, sakykime, mes šiandien kalbam, kad jūs taip galvojat, tai jūs žinokit labai sunkiai įsivaizduojat, kas yra ChatGPT. O kodėl jį kūrė? Kad manipuliuoti jumis. Kad naikį tokias profesijas kaip jūs. Teisininkų. O aš žinokit. Kalbėtojų tokių, kurie bando kažkokią padaryti. O aš galiu jūs paprovokuoti, O kaip jūs įsivaizduojat, kam internetas atsirado? Kodėl internetas nemokamas? Kad suriš žmoniją. Tai jūs pats atsakėt, surišti po kuo? Informacija tiek. Tai palauk, tai jūs pats atsakėt, tai jūs sakote, kad jūs einate į internetą, kad jūs surištų ir jumis manipuliuotų? O kaip jūs įsivaizduojat, jūs tenai sėdit, gaunat informaciją iš ChatGPT atsakymą, bet jumis nemanipuliuoja, nes jūs pats pasakote, kad internetas yra manipulacijos instrumentas, dėl to jūs įgaunat nemokamai kaip ir ChatGPT. Tai ar jūs manote, kad čia yra daugiau manipulacijos, nes tai atsakymą, kurį jūs gaunate iš ChatGPT? Ar jūsų ChatGPT atsakymas nepriklauso nuo tokio, kol jūs užduodat klausimą ir nepriklauso nuo to, ką apie jūs žino ChatGPT, kad jumis manipuliuotų? Pagalvokite apie tai. Ačiū uždėmesį. Ačiū uždėmesį. Aš tai klausau. Jeigu daugiau klausimų nėra... Gerai, ačiū labai. Jeigu dar turite kažkokių intencijų pabendrauti, prašau už pasibaigus diskusijai. Ir tikrai noriu, laikas labai greitai praėjo ir dar daug klausimų galbūt neaptarėme. Aš atsiprašau, kad galbūt kai kuriuos svečius ir mažiau pakalbinau, bet labai noriu padėkoti, kad tikrai jūs labai geranoriškai atvažiavote į mūsų Baltijos kelio forumą. Mes tikrai stengiamės kviesti vis kiekvienais metais vis kitus lektorius. Tomas Janeliūnas pernai buvo šiais metais, bet tiesiog labai svarbi buvo jo tema. Ir Hitleris sukūrė patys žmonės. Hitleris neatsirado savaime, jeigu žmonės būtų nepanorėję, kad jis neatsirastų. Tai ir šviesa tunelio gale nebūtinai atvažiuojantis traukinys, todėl norėčiau palinkėti susikaupimo šiame neprognozuojamame pasaulyje, susiklausimo, mažiau poliarizacijos, labiau įsiklausimo į vienas kitą ir tiesiog mažiau baimių, kad baimė neužvaldytų mus kiekvieną atskirai ir bendrai visą valstybę. Ačiū. Ačiū Jums.